Dažnai sulaukime klausimo, ką daryti, jei viename namų kambarį Wi-Fi interneto ryšys puikus, o kitame vos gyvas arba visai jo nėra. Ir problema tuo aštresnė, kuo namas didesnis ir jame daugiau sienų. Šiandien papasakosiu, kaip šią problemą išspręsti namuose sukūrus Wi-Fi mesh tinklą. Kadangi laisvo interneto modemas tuo pat metu atlieka ir Wi-Fi maršrutizatoriaus darbą, geriausias signalas yra šalia jo. Tolstant, ypač už sienų, Wi-Fi signalas silpnėja. Pirmiausia, išnyksta mažiau skvarbus 5 GHz dažnis ir perdavimo greitis smarkiai krenta. Galiausiai signalas visai pranyksta. Ką daryti? Reikia jį sustiprinti. Anksčiau tam naudodavo Wi-Fi signalo kartotuvus. Jie sukurdavo savo Wi-Fi tinklą, prie kurio reikia vėl prisijungti ir daryti tai kas kartą vaikštant po namus labai nepatogu. Štai čia į pagalbą ir ateina mesh tinklas. Pažiūrėkime, kaip paprasta jį sukurti, naudojant kelis štai tokius Deco X20 Wi-Fi maršrutizatorius. Jų gali būti 2, 3, 4 ar kiek reikia, kad išdėstyti po visus namus sukurtų tolygų, vienodai kiekvieną namo kampelį dengiantį Wi-Fi tinklą, prie kurio nereikia atskirai jungtis judant po savo namą. Mes turime 2 Deco X20 ir pradėkime sukonfigūruodami pagrindinį. Kuris iš jų bus pagrindinis? Tu. Pirmiausia, telefone reikia įdiegti TP-Link Deco programėlę. Susikūrę savo paskyrą prisijungiame prie jos programėlėje ir viskas. Dabar spaudžiame pradėti ir matome visų TP-Link Deco įrenginių sąrašą. Prijunkime savo įrenginį, reiškia reikia jungti maitinimą ir sujungti jį su modemu. Taip, visi laidai sujungti, žiūrime, ką reikia daryti toliau, patikrinkite savo modemą. Ar dega visi teisingi LED indikatoriai? Taip, dega, mobilus ryšys yra. Palaukime, kol LED pradės mirksėti melsva lemputė. Mirksi. Taip, Decomar rado ir dabar reikia nustatyti, kuriame kambarį laikysime šį įrenginį. Čia yra pasirinkimas bedroom, hallway, kitchen, living room. Tikrina interneto prisijungimą. Prijungiame jūsų Deco prie interneto. Ir dabar reikia susikurti savo Wi-Fi tinklo pavadinimą ir slaptažodį. Geriausia, kad slaptažodis nebūtų 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinklas sukurtas, dabar reikia prie jo prisijungti. Prisijungiame savo telefoną prie savo naujojo ekspertneto tinklo. Deco tinklas jau sukurtas, dabar reikia prijungti papildomus įrenginius. Na, o prijungti papildomus Deco įrenginius yra dar paprasčiau. Programėlėje reikia paspausti, pridėti dar vieną Deco. Dabar metas rasti antrajam savo Deco X20 vietą. Jisai turėtų atsidurti kuo toliau nuo pirmojo, kad apglėbtų kuo didesnę namų erdvę, tačiau tokiu atstumu, kur signalas dar vis yra puikus. Štai taip sukūrėme 2 įrenginių mesh tinklą. Svarbiausia, kaip ir buvo parašyta programėlėje, pastatyti jos atviroje vietoje, toliau nuo veikiančių kitų įrenginių. Vieniems namams pakaks 2 įrenginių, kitiems reikės daugiau, nesvarbu, kiek jungsime, jokių nepatogumų nepatirsime, o privalumus matysime iš karto. Štai kas yra mesh tinklas. Ir viską, ko jam reikia, rasite Tele2.